Tai labas rytas, antra diena Šanchajui, nors koks čia rytas, jau beveik 13 val. Dienos, bet vakar turėjom flashbacką į lietuvišką laiką, nes čia yra plus 5 valandos. Tai vakar bandėm pažinti Šanchajaus spalvas, kvapus ir skonius, kaip sakant. Tai nuėjom gult vėlai, jau ne Šanchajaus laiku, bet jau Lietuvos laiku. Vėlai nuėjom gult. Tai galima sakyti 13 valanda yra rytas, lietuviškas rytas praktiškai. Tai bandome atsikelti, išsibudinti, kavos, atsigerti. Pusryčių viešbutyje ne visi gavo, nes pramiegojo, aš gavau, nes buvau užsistatęs žadintuvą, atsikėliau. Tai toks jausmas, kad atsikeltum, nežinau, 3:30 ryto arba 3 nakties, eitum pavalgyti ir toliau eiti miegot. Yra kaip yra. Miestas didelis, reikėjo daug ką čia nuveikti, daug kur savo kojytėm sutrepsėti, pavaikščioti. Naudojantis progą daug ką pamatyti, pavyko. Tiesą sakant, tikrai pavyko nemažai nuveikti, įspūdžių labai daug. Pagrindinis tai įspūdis tas, kad tylios gatvės, nes automobiliai turbūt 95% visi elektriniai. Tiek, kiek esu žiūrėjęs apie tos automobilius kinietiškus per YouTube, visokius pristatymus, apžvalgas, tai galvojau, galbūt tendencingai kažkaip tenais juos pristato ir visa kita, bet teko užsukti ir į salonus mašinų pardavimų ir gyvai pačiupinėti medžiagas, paklibinti, pajausti. Tai, tikrai kažkokių tais pretenzijų kokybei arba dar kažką tais, nesugalvočiau prie ko prikibti. Gražūs, stilingi ir visa kita. Tai čia, kaip sakyt, gatvės yra tylios, turbūt 95 ar 98% automobilių visi elektriniai. Mopedai benzininiai turbūt kokie 3 užmatyti iš ten tų keliasdešimties tūkstančių, kurie pravažiavo šalia. Taip pat visi elektriniai ir labai keistas tas jausmas, naktis jau gilus vakaras, gatvės dar pilnos tų mopedų, visi lekia ir visi tyloje, tiesiog tik tai šniurena padangos arba kažkas kažkokią muzikėlę tiesiog tik tai pasileidęs. Tokie jausmai tikrai per perėjini, o jie iš kažkur išnyra ir lekia. Aišku, jie stengiasi tave apvažiuoti, bet mes kai tos vietinės tvarkos nežinom, tai sustojant tos perėjos bandai pasitraukti, o jie iš karto tave iš galo, iš užpakalio, kaip sakyt, priešingą tavo ėjimo kryptimi bando tave apvažiuoti. Tai netgi sukeli jiems nepatogumą, sustodamas. Jeigu tu jau pradėjai eiti, tu eik ir nesustok, jie tave apvažiuos, kaip sakant. Dar nemažai tų mopedų, nežinau, tą elektrą taupo, ar kaip čia tamsoje šviesų neužsidegė, tai net nematai, iš kur jisai išnyra, iš kokio bromo skersgatvio jau ant greičio, bet jie tave apvažiuoja tiesiog. Tai paskui supratau šitą dalyką, tai tiesiog eini, o jie tave apvažiuos. Arba ne, jei neapvažiuos, tada susipažinsi su vietiniais, kaip sakant. Toliau kas, bet naktį išlindo porą aparatų, buvom vienam bokšte, bare, lauko terasoj, mėgavomės gėrimais ir girdim, kad mieste kažkas riaumoja. Vienam gale riaumoja, nuriaumoja į kitą galą, pariaumoja. Tai paskui, kai nusileidom, tai vėžinosi 3 mašinos, porą Lamborghinių ir 1 Corvettas naujas. Tai atrodė tokie kaip protestuotojai mitinguojantis mieste, kuris yra tylus, visi elektriniai, o tie benzininiai, supranti, toks jausmas kaip mitingė. Prie to šviesoforo jie sustoja, ant laisvų dirba, jie girdisi iš kaži kur važiuoja, net negazuodami, tas riaumojimas ir triukšmas. Vien sakau, kad sėdėdami, nežinau, ten 30 ar kelitam aukšte terasoj, mes girdėjom, kaip jie po miestą važinėja ir tokio dydžio mieste girdisi, kaip kaži kur jie tenais riaumoja. Tokie, įdomus įspūdžiai. Maistas, ką vietinis, tai kinietiška virtuvė, kaip sakant. Tai ir palyginus su kinietiškais restoranais čia Lietuvoje,
Tai Lietuvoje kinietiški restoranai tikrai yra sulietuvinti, sueuropinti, lyginant su šičia. Nu, visiškai kitaip, yra panašumų, bet čia yra visiškai kitaip. Pas mumis, kas yra pristato kaip kiniečių maistą, tai tikrai yra paruošta turbūt europiečio skrandžiui, europiečio skoniui ir europiečio supratimui. Tikrai yra įdomu. Tai va, o šiandien ką? Šiandien laukia mūsų pervažiavimas apie 200 km, jau važiuosime arti tiksliau, jau ir nakvosime prie pat jau Siev-Moto gamyklos. Ir, kaip suprantu, rytoj jau tenais vizitacija. Tai pasimatysime turbūt jau gamykloje, žiūrėsim, kas ten įdomaus. Kalbančių kamerų šalis. Tai labas vakaras visiems. Šiandien iš Šanchajaus persikraustėm jau į Hangdžou miestelį. Įsikūrėm viešbutį. Atsiprašau už bardaką, nes laiko tikrai nėra daug daiktus persimest. Ir Siev-Moto jau mus apgyvendino, pateikė dovanų ir instruktažą. Tai čia yra visa dienotvarkė, ką mes čia veiksime. Rytoj ir poryt. Taip pat gavom ir aprangą, kurią reikės apsirengti pirmą ir antrą dienomis. Visi bus vienodai. Šiaip čia žmonių renkasi iš viso pasaulio, apie 70 žmonių bus. Vien iš Lietuvos jų bus 9. Tai skaityčiau daug, jeigu taip žiūrėt pasaulio masteliu, kai 70 žmonių, o iš Lietuvos 9. Tai kaip ir neblogai. Tai įsikūrėm, nusiprausėm, šiluma šičia dar didesnė ir eisim šiandieną vakarieniauti ir bendrauti, susipažinti, o rytoj jau nuo 9 prasideda reikalai. 8:20 išvykimas iš viešbučio ir visi reikalai. Laukiu šito. Bandymų trasoj, kaip suprantu, važinėsim. Aišku, laukiu ir tos pačios gamyklos apžiūros. O kas kitą dieną laukia vėlgi testai. Nu, neblogai. Ai, dar Hangdžou turas. Nu, bet man va šitie įdomiausi. Gerai, tai ką, einam vakarieniaut, pasipuošėm, nežinau, kaip čia puošniai atrodo ar ne, bet kažkaip tais taip. Pasipuošėm ir einam vakarieniaut. Iki. O va čia vykstas mūsų pasimatymas vakarienė, štai padėjęs. Labą dieną. Po truputį būriuojasi susirinkę žmonės ir mums pristatys čia kažkokią programą vakaro. Nu, matyt, paaiškins, kad rytoj dar veiksim ir poryt turbūt tenai prie tų staliukų. Žmonės po truputį renkasi, kalbasi, šnekučiuojasi, nueinu ir aš pažindintis tuomet. Lietuvos komanda eina jau atsisės prie stalų. Ar čia maisto gausim, nežinau, kas čia talonų kažkokių gavo. Gavo talonų, davė mergaitei, padėjai, jinai patenkinta. Labą dieną. Nu va, baras neblogas. Matau, kuom galima jau atsigaivinti. Sultis, o už sulčių yra kitos sultis. Arbūzas labai čia skanus, vynuogės įdomios.
Ši čia strateginė vieta prie maisto arčiau. Einam žiūrėt, ką mes čia turim. Kažkokiu tais 8 kojų, matau, gausim. Bet gal prie įprastesnių iš pradžių patiekalų keliausim. Salotos, viskas aišku. Ir ten irgi viskas aišku. Nem. Gyvensim šiandien sočiai, matau. Paragausim, ką čia tvarko šitie dalykėliai. Bus įdomu, koks bus jausmas rytoj iš ryto arba šiandien vakare. Pažiūrėsime, nesureaguos. Kolektyvas jau susirinko, vakarienę susikomplektavo. Šiandien pakankamai prabangiai, matau, sėdėsim. Lietuviškai su peiliu, aišku, nereikėjo tenais prie to. Tai skanaus visiems. Tai Hangžou miestelis pagal mašinas jau visiškai kitoks. Jame jau yra mašinų ir su duslintuvais. Tarp tų visų nematytų modelių. Štai šitas irgi žvėris su duslintuvu. Keliais netgi turbūt. Čia Mercedesas irgi su duslintuvais. Tikrai, biškai jau kitoks miestas, net žmonės čia kitokie. Lygtais aukštesni. Bet mašinos čia tikrai įdomios, nematytos. Jeigu Šanchajui, sakykime, iš tų pažįstamų brandų nelabai ką galėdavai užtikti, tai čia jau jų pilna yra. Kaip pilna. Turbūt mažiau kaip pusė, bet štai patys matot, kad tikrai yra matytų modelių mums įprastų. Bet čia visokiausių tai... BMW. Ferraris. Su arkliu. Atsargiai. Pervažiuot nori. Su arkliu Hanteng X7. Taip. Čia netgi žiūriu, matyti brandai daugiau negu pusę sudaro. Kas kitoj pusėj? Va čia įdomesnis turbūt. Čia jau vietinės gamybos kažkoks tai greičiausiai bus. Greičiausiai bus vietinės gamybos. Lotusas. Lotusą nusipirkė kiniečiai. Esu matęs kažką panašaus ir Lietuvoje, lyg tai gale tokios skylės turi būti. Ne toksai. Lotusą kiniečiai nusipirkė ir Buicką turbūt, nes čia Buickų tokių nemažai yra. Tamsoje be garso važiuoja, kuris tave gali bet kada pervažiuoti. Tai šičia Cadillacas. Čia turbūt ateivis iš kosmoso. Neaišku kas. Porsche. Nuobodu darosi. Porsche nuobodu. Šičia. Lee. Su kamerom. Krūva kamerų pas jos ant mašinų. Mi. Taigi tas kaip telefonas. Beje, Xiaomi mašinų nemažai šičia važiuoja. Tikrai gerai atrodo. Tikrai super atrodo. Irgi kaipgi be Lambo. Urusas, Audinė, Bentlis. Toksai autoparkas, sakyčiau, neblogas. Neblogas. Šičia Šanchajus miestas didžiulis toksai, bet šičia turbūt turtingesnis miestas. Arba aš čia papuoliau į tokią zoną. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Tai labas rytas, kolegos. Trečioji diena prasideda. Sveikinuosi su jumis iš Hangžou miesto. Ir šiandien jau prasidės oficiali programa. Po visų neformalių kojų masažų ir panašiai. Apie masažo saloną nepasakojau. Tai ir nepasakosiu.
Tai šiandien mes jau turim oficialią programą, kurioje bus, kas čia mes turim, naujo fabriko pasitikimo salė, parodų salė, motociklų ir CKM fabriko vizitas, senojo fabriko vizitas, paskui kas čia pietus ir bandymų zona. Tai bandymų zona, kiek čia mes turėsime, 1, 2, 3,5 valandos testavime būsim ir vakare turas po Hangzhou. Turas kaip turas, fabrikas įdomu ir testavimo zona. Tai jau žmonės būriuojasi, toj mus kraus į autobusą ir vešis. Laukiu su nekantramu. Va, kiek čia jau renkasi visų. Liaudis šurmuliuoja, visi su kamerytėm. Tokia strategija pasirinko, prisikvietė žmonių. Dabar pasklis plačiai žinia, kaip sakant, po pasaulį. O, čia va biškį jau rimtesnė aparatūra turi negu mano. Gal ir aš kada dabręsiu, bet nepatogus tokia keliauti. Šurmulys nemažas. Laukiam transporto ir važiuos. Pas tave biškiai rimtesnis aparatas? Pas tave tai rankos nepavargs. Ne, man vakare rankų prireikia, žinai. Tai va. Tam tokia dydžio, jeigu gali va tokį. Visus suskirstė į grupės, mes patekom į grupę A. Žiūrėsim, ką ta grupė A veiks. Transportas. Važiuot kažkur tais apie 30 km reikės. Kuris čia mūsų transportas? Štai, grupė A. Į Galiorką eina blogiečiai. Labas rytas. Einu šį sykį į Galiorką. Kolega? Man reikės 2 sėdinių double size. Matei, užsakinėjau bare irgi double, tai man čia irgi double. Į kelią. Kadangi šilta, tai biški reikia... Pūskite į mane. Pūskite. Va. Atgaiva. So today, for now, we'll go to the factory first for opening ceremony, very quick, like half an hour, and we will have a factory tour of our factory, and then we will have a lunch. After lunch, we will go to a test drive. Yeah, and that's for the all day, and I hope you guys all enjoy it. Dariau, tavo draugai tave sako. Tik langai netamsinti, čia rodo, šitas sako. Ne, aš, ne tu. Ne. Jau su balva, M, su 6. Čia konkurentai. Supratau. Jo, yra be numerių mašinų, aš irgi nesupratau. Tai jie sakė, mes irgi klausėm, kodėl. Kodėl? Sako, užsiregistruoti nespėjot. Ai, tiesiog nespėjo. Ai, jo. Važiuoja be numerių. Ir kas jiem tada būna? Nieko, bet čia policija žiūri mašinų, nei stabdo, nei ką. Čia tiesiog tvarka bendra prižiūri, kad nieks nesusimuštų ir nežūtų ir to pakanka. Ką, lekiam į fabrikėlį. Jau tų autobusų ir sėdinių čia visokiausių išbandysim. Lėktuvų, autobusų, baro kėdžių, masažinių krėslų. Oi, apie masažą negaliu pasakot. Bet, kas buvo, tas buvo. Mopedai čia turi savo atskirą liniją ir netgi jie važiuoja per perėjas.
Bet greitas transportas tokiam mieste. Gerai išeitis. Va, mopedai atvažiavo savo gatvelę ir didelę gatvę kirs kaip pėstieji per perėją. Sulaukia žalios ir lekia per perėją. Pralekia perėją. Čia perėjos pėstiesiems nereikia. Nieks pešiom čia nevaikšto tokiu atstumu. Vėl visi susirenka į savo takelį gražiai. Wow. Lekia, važiuok, viens SMS rašo telefonu. Va. Nu, gražu. O pėstiesiam šaligatvio kaip ir nėra, arba ten dar giliau turbūt. Ne, nėra. Žodžiu, pėsčias tu čia žuvęs. Niekur nenueisi čia pėsčias. Nu, niekur nenueisi. Keliai irgi 3-4 aukštais pastoviai. Tai jeigu dar Lietuvoje skūsitės cepelinių dangum, tai pažiūrėkit, čia žmonės iš vis dangaus neturi. Kažkoks rūkas visada tvyro. Smogo sezonas. Bet kvapo nesijaučia, tai gal čia ne kokios cheminės atliekos, gal čia kokia drėgmė garuoja. Bet kad čia viskas užtraukta taip, kad nei dangaus, nei saulės. Vo, darbo liaudis su kuom sulėkia. Gal ir neblogai, vietos neužima beveik, bet kiek čia šitų mopedų bilenkiek. O tuo tarpu mes atvažiavome. Va, mūsų jau čia to išrikiuos. Atvažiavome. Užstatai, kita pusė jau turi kolegai leisti. Ta prasme, ne visi telpa į parkingą, tai dalinės čia kaip su numeriais, poriniam, neporiniam dienom važinėti. Nu kažkas to. Mes gyvenam provincijoje, mums tokių problemų neturim. Mes, žinai, nori nueini 3 hektarų žemės nusipirki ir turi. Čia, žinai, parkingo vieta. Vilniečiai, va, kurie verkia dėl parkingo vietos, kad prie buto reikia pirkti už 2 štukų, tai čia net už jokius pinigus negausi. Tai tik tai kas antrą dieną galėsi naudotis. Jeigu geras esi, jeigu esi darbo pirmūnas ir pildai planą gamybos ir realizacijos, o kitaip tai pranyk. Negalėsi funkcionuoti, nei važiuoti, nei atvažiuoti. Nueinam, pažiūrėsim, ką jie čia turi. Morning. Nu, iš šono matau, nenuklysi. Gyva grandinė iš žmonių, kurie tave nukreips ir palydės, kur reikia. Labas, labas. O fotografuoja, o žurnalistų, o vlogerių, o blogerių. O visi dirba, o visi promautina. Nu, teisinga strategija fabrikas pasirinko, pasklis žinia plačiai apie tai. Kiek daug gražių žmonių. Tai einam paskui Arną savo, va, majuoja. Pasitikimas. Oho. Labą dieną, labą dieną. Taip, aš žvaigždė, žvaigždė. So the winners have signed your photo. You may check which one is yours. Tai štai kaip to žvaigždės jaučiasi, supranti, tik pamojuoja ir fotkina. Va. Čia kažkom nusipelnęs šitas Andrius Petrina matyt. Kad... Rodyk liuksą. Šipsok. Matai, ne celebritis nežino, kaip elgtis, kai kameros įfilmuoja. Šičia reikia užrašyti palinkėjimą ir pasirašyti. Tokia atminimo siena bus. Kurie viską tai paskui padės, nežinau. Bet matysis. Ok. Eisim ir mes įsiamžint. Va.
Duokit kolega tušinuką. Okay, 3, 2, 1. Wow! Okay, thank you. Pasimėgaukime žvaigždžių valandą, kai esi dėmesio centre, o paskui išvažiuosim, tas nuotraukas ištrins. Va, galima ir palapinį čia nakvot, matau, per pietų pertrauką. Ofisiuks. Gerai, kur mūsų komanda, neatsiliekam. Ančiukai neatsiliekam. Turėsim turbūt dabar briefingą. Labą dieną. Atsigaivinimui. Nu, pabandykim. Šalta kava su leduku. Čia matyt vietoj pagamina ir užkemša. Gerai idėja. Laukiam prasidedančio renginio, susibūriuojasi, sėdam po truputėlį. Žmonės renkasi, o kol kas ką? Žiūrim reklamą prieš kiną. Hello everyone. Good morning. I'm Charles Lee, Chief Sales Officer of CF Motors. The off-road vehicle is our major business on the international side still. I say still because I think the motorcycle at some point will take that position. Nu va, baigėsi mums prezentacija, pasisakė viceprezidentas ir pardavimų prezidentas. Paaiškino, kad mes esam visi šeima, kad čia yra visų mūsų namai. Ir apie ateities strategiją, apie brandų linijas visas. Buvo įdomu. Dabar jau važiuojam į fabriką. Grupė A varys į fabriką. Berniukas dalina ausinės. Fabrike reikės užsidėti aparatą, kad tokia hebra neišsibarstytų. Per šį čia gausim komandas. Kada mitinguot, kada nemitinguot. Ką jums darbė tokios gerai, lukai, kur? Viskas. Nu gerai. Žiūrėsim, kokią kalbą čia aišku pasakos. Atvažiavom į fabriką. Šiaip gerai sugalvota. Visa gavo visi pausinę tokią, kurioje kalba kinietis. Va, jeigu girdis. Ir visa grupė vienu metu viską girdi ir nepasimest gali. Šiaip gerai sugalvota, užskaitau. Nugi einam žiūrėt, ką čia turi. Įdeda aliuminio gabalą ir tos CNC mašinos variklio bloką, reduktorių ar kažką išspaudžia. Tai čia lankomės variklių ir kitų komponentų gamyklos ceche.
Ir kaip ir Valdas girdėjot minėjo, tai čia yra CNC staklės, kurios iš aliuminio bloko, kaip sakė, išspaudžia variklio bloko, variklio galvutę, reduktorių ir kitas metalinės detalės. Tai jie čia viską pasigamina patys savo vietoje. Nu ir įdomu, kaip čia viskas vyksta. Aišku, šiandien mes eisime greitai, nes einam su visa didžiulė grupė, bet Valdas iš Motorider mums specialiai poryt turbūt sureguliavo atskirą turą, kur vien tik tai mūsų grupė lietuvių, tai yra maža grupė, galės vaikščioti vėl po fabriką ir vėl viską apžiūrėti. Tuomet mes jau galėsime nebeskubėti ir savo praleisti laiko, kiek tik tai čia norėsim. Va, o čia jau 3 cilindrų variklio galvutę matau. Tai čia šitus deda į U10 Pro Highland naujuosius ir į tuos bagius naujosius, kurie dar, Lietuvoje nepardavinėjami. Bet ir tenais jau, kaip suprantu, pas U10 būna atmosferinis motoras, o pas bagius jau bus šitas 3 cilindrų turbininis variklis. Pagaliau gal CF Moto pagamins jau ir konkurencingą bagį sportinį, nes anksčiau tai būdavo motoras toksai pats kaip ir keturačio, tai gale kaip ir maža, o svoris didesnis. Dabar jau lauksim turbūt šitos naujienos. Tai gal čia, būtent šiuo metu, gimsta jūsų transporto priemonės variklis. Va, 2 cilindrų galvutė. Gal tai jūsų. Stiprina ertmes. Tai per metus jie šiame fabrike pagamina apie 700 000 komponentų. Tai yra varikliai, variatoriai, reduktoriai ir kiti visi dalykai. Tai iš viso apie 700 000 komponentų per metus. Tokie kiekiai. Iš jų yra apie 400 komponentų dviratėms transporto priemonėms ir iki 300 000 komponentų keturačiams ir UTV. Tai čia, ką jie pasigamina vietoje, produktai iškeliauja į kitus cechus, čia visai šalimais, kur jau yra surinkimo linijose montuojami į motociklus ir keturačius. Jie, kaip suprantu, negamina nieko į sandėlį, pas juos yra, kaip sakyt, uždaras ciklas, kaip užsakomoji gamyba, kas kokią rinką užsako, kiek kokių modelių, tai jie jo čia ir gamina ir suvartoja viską iš karto, iš karto parduoda, nekrauna į sandėlius. Gamykloje, čia kiek sakė, per paskutinius kelis metus gamyklos darbuotojų skaičius išaugo nuo 2000 iki 5000 darbuotojų. Čia neseniai atsidarė keli cechai, praktiškai prieš gerus 2 metus, kaip suprantu. Tai šiuo metu yra gamykloje, vien darbuotojų yra apie 5000. O toks skaičius prilygsta maždaug Kazlų Rūdos dydžio miesto visiems gyventojams. Tai galite įsivaizduoti. Tai gamykloje jie turi čia viską. Valgyklas, parduotuvės, kirpyklas, bendrabučius. Net 2 Starbucksus turi pas save čia vietoje. Viskas uždaroj teritorijai. Tai visi šitie dalykai jiems leidžia jau pas Europoje, ne pasaulio, Europoje, man atrodo, užimti apie 30–40% rinkos. Ir manau, kad jie dar žengs tikrai pirmin. Beje, čia, jeigu teisingai man šnabžda jau ausinėtas kinietis, tai kad jau keturačių CF Moto yra pagaminęs 1 milijoną vienetų. Skaičiai įspūdingi tikrai. Aukštis sukyla į viršų, kad taupytų vietą. Taip, aukštis. Dar ką čia pavyko sužinoti, kad CF Moto nuo apyvartos skiria apie 8% tyrimams ir naujų produktų kūrimui. O šiaip korporacija tai yra virš milijardo
apyvartas daro. Tai taip, kad supraskit, kad naujų modelių kūrimui ir tobulinimui skiriame labai daug resursų, labai didžiulės sumos. Na ir patys, aišku, matom, kad kokios naujienos pakliūna į rinką ir kokie nauji modeliai atsiranda. Nu, tikrai sparčiai į priekį eina. Sakė, greičiau. Darbščiųjų rankelių būrelis. Na, nereikėtų tau tiek atsarginių dalių. Dariau. Nebereik dalių šias laikas. Bet tai būtų smagu, žinai, garaže, va toks turi stalažą, žinai, 4 aukštų motorų. Su kokiu šiandien važiuosiu? Šitą elastingumas, kai gazą pasukit ties 2,5 štukėm, nepatinka. Reikia, kad būtų ataskonis kitas. Dedam šitą. Išveža naują porciją aparatūros. Vėluoja surinkimas, sako, dėl mūsų užstojom kelius mes jiem. Kaip čia reikia pasidabinti ateina? Jokių sijonų, su šliurėm, jokių šlypų. Dienos darbuotojai? Tai man persiaut reikia, blemba, su kablukais atėjau. Ir sijoną nusiaut reikės. Šakės. Nu, kon darys. O, čia jau tikri modeliai matosi stovi. Darbščiųjų rankų būrelis. Nu, bet greitai dirba. Nu, dirba greitai. Sandėlį surenka ir atvaro į surinkimo liniją ir važiuoja kartu. Gerai procesą turi nelikti jokių detalių. Nes jeigu kas nors liko... Sakė, pastumti. Tai kaip ir minėjau, šiandieną mes tiesiog praeinam greitai, nes, čia mus spartina. Mes tikrai norim visur viską apžiūrėti ir čia ilgiau sustot, bet gidai veja, kaip sakyt, vos nesu botagu, kad greitai praeitume, nes laikas yra ribotas, turim laikytis grafiko. Ir dėl to mes čia šiandien sparčių žingsnių praeisim. Tai turbūt daugiau nelabai ką aš ir pasakosiu, tiesiog pasižiūrim vaizdus, o poryt, kai mes čia vėl sugrįšim, tai tada galbūt šiek tiek ir išsamiau čia pavyks kažką apžiūrėti ir kažką išsamiau papasakot. Tiesiog žiūrim. Konvejeris eina ratu, čia konvejerio pradžia, tai dar tik tai surinkinėjama pati pradžia. O va iš tam gale apėję ratu jau turim su visom lempom
plastikus deda čia. Bet dirba tai skubiai, laksto. Va, lipdukus klijuoja. Va, jau su ratais. Su šviesom. Ir kažkur jau užuodžiu, kad užvedinėja juos. Paskutinė kokybės kontrolė. Štai galbūt ir jūsų Overlandas. Čia mes matom visą Sefmoto evoliuciją ir gamybos istoriją. Šiaip jie pradėjo tai nuo variklių gamybos motociklams. Ir tik tais vėliau, kai reiškia motociklus pradėjo riboti ir atsirado tie motoroleriai miestuose, 2006 metais jie pagamino pirmąjį 500 kubų keturratį. Nes jiem reikėjo, jie variklius mokėjo gaminti. Tik jie gamino tos didesnius variklius, ne motoroleriams, tai jiems reikėjo galvoti, kur jiem tą savo patirtį pritaikyti. Ir jie rado išeitį, kad gamins variklius pramoginiams transporto priemonėms. Tai taip ir atsirado keturračiai ir tai, ką mes šiandien turim. Čia mes matom jų fabrikų maketus. Tai čia šitas fabrikas Meksikoje, neseniai surinkimo fabrikas atidarytas. Ten toliau yra jau turbūt Kinijos. Čia va Meksikos maketas. O čia jau turbūt va čia, kur mes lankomės. Va, matau ofisas, viskas, va ta jų išbandymų trasa. Apie motociklus tai aš nelabai ką suprantu. Man jie tiesiog vieni keisti, kiti gražus, kiti va motoroleriai. Treti iš viso nesuprantu apie ką čia. Va šitas jau su duslintuvų didesnių jau gal net ir gražesnis. Čia NK modelis, tai šitų pas mus yra pirkti. Va, čia gal motociklistai labiau papasakos apie šį čia, kas yra per daiktai. Tai čia šitas motociklėlis yra Gineso rekordininkas. Su juo 2014 metais pasiektas Gineso rekordas, tai yra ilgiausia kelionė motociklu vienoje šalyje. Tai nuvažiavo apie 29 500 km per 131 dieną. Man keistas toksai rekordas. Aišku, Lietuvoje turbūt nėra tiek kelių, gal ir yra tiek kelių 29 000 km, bet čia toks va pasiekimas. Čia ką, čia jau matau Lietuvos bestselleriai turbūt, Sefmoto. Nežinau, kiek kokių parsiduoda, bet šitai turbūt tie pirmaujantis. Aš labai laukiu, kada su litriniais motorais jie išeis. Blemba, tas U10 tai man akį traukia. Čia prirodė man reklaminių visokių vaizdų. Kažkaip reiks apie jį man pagalvoti. Mūsiškiai Mudveršin. O čia dar Sefmoto labai tom didžiuosi, kad jų motociklai yra dar ir tarnybiniai. Tai tiek policija naudoja, tiek prezidento kortežas. Tai jie labai tom didžiuosi, nes čia buvo didžiulis konkursas paskelbtas, ir jie laimėjo lydėti prezidento kortežą. Tai va tokie reikalai. Va, čia sako, kad čia Antano Konopkino keturratis, tas, kur Dakare važiavęs, tiesiai nuo varžybų, tik tai tiek, kad atblizgintas. Blizga visas, va, dar su atsarginiu diržu, šakė gale, matau. Sėdynė nutrinta. Šakė apibrosdinta. Kovinis. Va, čia turbūt tas 3 cilindrų turbininis motoras parodytas. Lauksim, kada jis pasirodys. Čia nesuprantu, kas čia turbūt motociklų reikalai.
jo žvaigždutė, tai čia bus motociklų reikalai. Ateitis yra dabar. Tai čia, kaip suprantu, B4 sefas. Nu, matys dar tik tai per YouTube gyvai neteko pamatyti. Nu, gal aš senamadiškas, man tas jo dizainas toks. Nu, turi prigyt turbūt, priprast reikia. Visa teisybė apie KTM tuoj sužinos pasaulis. O jie 2R tą vadadėję, tipo KTM R, 2R. Keliausim į slaptą fabriką. KTM-as, kad nerodytų, kaip viskas iš tikrųjų vyksta, reikia visus elektronikos prietaisus atiduoti saugojimui, kad nieko nenufilmuotum. O kasgi čia Seifmoto gamykloj kanamai. Pažink savo draugą iš arti vadinasi. Matyt, mokosi, kaip reikia surinkinėti, arba kaip tik žiūri, kaip nereikia daryti. Įdomu. Gerai atrodo, tie duslintuvai, nu, žiauriai įdomiai padaryti. Visas šoras gerai atrodo. Nu, žiauriai gerai atrodo. Labadiena. Mes, kadangi žmonės kuklus, tai gavom stalą, kad kuklumo atsikratytume tokio. Jau, jie su lazeriniu matokliu, kas nors pamatuokit, 150 metrų bus, ne? Toks neblogs. Iš ano galo atsiųskite druskos, prašau, paštu AliExpress'u į paštomatą.
Pietų pertraukėlė fabrike. Visi daro pertraukėlę, eina valgyti. Konvejeriai sustabdomi. Visi keliauja pailsėti ir pavalgyti. Nu, mes aukom čia. Savo pietų pertraukėlę turėjom. Skaniai pamaitino. Pokalbiai prie stalo. Komanda pasisotinus ir diskutuoja pačiom įvairiausiom temom. O teisingai? Supratau. Tai reik padiskutuoti. Ar teisingai jie ten prie konvejerių surenka tuos motociklus, ar neteisingai. Gaila, kad čia maži stalai. Nu čia viskas maža. Žmonės maži stalai. Porcijos maisto mažos. Taip, nenukraut. Va, tuščia, va, keli ryžiai lėkštėj. Vargstam. Bet tikim šviesų rytojų. Atvykom. Davė rūbelių apsirengt. Štai kokie. Einam žiūrėti, kas čia bus. Tai atvykom į test drive zoną. Bandysim techniką. Laukiu šito momento. Įdomu, kokie tai modeliai ir kokia trasa. O, operatorius Kipsas. Pas ką didesnis? Pas ką didesnis? Bet pas mane ilgesnis. Pasikarduot gali. Jo. Propagandinė muzika jau girdžiu. O, Gojus duos ištestuot. Šitą noriu. Tai čia tie koncepciniai, kad nesugaudytum formų, užzebrinti. Ketvirtas TF-as. Svarbiausia neminėti. Negalim publikuoti kol kas, negalim. Nu, negalim, tai nepublikuos. Negalit paminėti, kas čia yra per dalykas. Sakot, prototipas viskas. Čia yra prototipas. Prototipas NR6. Koks čia, kaip čia, kodėl čia, nieko negali. Čia yra zebras. Nu va. Zebrus testuosim. Tai čia jau matyt kažkokia testavimo bazė ir nuomos punktas galbūt. Okei. Va. Įdomus eksponatas. O, biški vėsumos. A jau praalkot, kad čia jau valgot? Briefingas? Nustokit ryt. Aš jau mečiau valgyt po šios dienos. Man čia neįdomu. Filmuoju tik tai šiaip, kad namie pasižiūrėt galėčiau, ką galėjau suvalgyt. Mažų žmonių mažos kėdutės. Nu, kažkaip telpam. O prie kondišino gausiu gripą. 18 laipsnių.
Jaučiuosi kaip Lietuvoj. Lietaus tik trūksta, šaltis pučia. Na, okei, laukiam briefingo. And special one is our new platform AGV, and like you have see in the parking area. Atrodom taip va štai. Netelpu biškį šalmą, bet gal kaip nors. Einam rinktis transporto priemonių. Nu ką, jau galima įsėst? Šitą bandys. Elektrinį? Elektrinį? Taip. Nu, supratau. Jūs irgi žinokit, kolega. Aš galiu būt keleivis. Galėjai, nu. Tai viečio reikia. O kaip Kinijo 13? Nežinau, turbūt sėkmės skaičius. Jeigu su drakono galva prieki, tai iš viso gerai. Einam pažiūrėti. Pro parašytai, pro. Va, šitą man tiks su kondiške. Tai testuosim U10 Highland Pro. Viskas matyta, viskas kaip namie, kaip sakyt. Sėdynės tokios prabangios. Jau reikia važiuoti. Simušam bėgį, sakė, instruktažas bus. Bet pamiršo čia jaučiu mūsų instruktuoti. Bet kadangi viskas matyta, tai galim langą atsidaryti, kad nekaist. Nors kondicionierius yra viduj, tai gal bus normaliai. Valytuvą išbandyti. O skysčio yra. Nu, valo. Šaldymas. Nu, pučia šaldo. Čia irgi. Gerai. Aš pasiruošęs. O čia irgi pasiruošę. Sėdėsime tokia biški stati, kažin ar bus patogu ilgesniam keliui. Čia dar mes turim, muzika. Nėra kada CarPlay'ų pasijungti. Galima atsidaryti langelį. Va. Normaliai, laukiam starto. Nu, šitie jau pradės važiavimą. Langai elektriniai, Gerai. Traktoriukai pirmi, kaip suprantu, bus mašinytės paskui. Lekiam. Nu, kondicionierius tai smagu šitokiam dalykui. Šiaip sėdėsena labai arti, vairas, gal įprast reikia. Aišku, čia yra neilgom kelionėm, čia yra darbui labiau pritaikytas turbūt daiktas. Gal ir turizmui tokį dalyką pasimatuot būtų galima. Žiūrėsim, kaip čia bus. Bet jaučiu ilgesniai kelioniai čia neįtin patogiai sėdėtis. Arba gal priprast reikia. Bet atperka ir viltis suteikia, kad kondicionierius yra, tai čia tai daug. Nu, važiuoklė tai tikrai minkšta. Per tokius griovius važiuoti, į kalną kilsim. Bandom užsirakyti. Taip.
Palauksim, kol jie pavažiuos į priekį, kad galėtume užvažiuoti. Varom. Nu, maloniai duobės ima, tikrai. Neblogai, neblogai. Bet burzgiai irgi turbūt įprast reikia prie to burzgimo. O, vanduo bėga iš kažkur. Na, turbūt čia taip turi būti. Visai smagi traselė. Prie garso turbūt įprast reikia, nes ant keturračiaus vis tiek sėdi su šalmu, kur ausis uždengtos. O čia skaityk, tai be nieko. Tai reikia turbūt įprast prie to garso. O šlaitai čia reikia nenusipaišyti. Įdomu, bus vietų, kur galima bus greičiau pabandyti. Labai neįprasta su pedalų spaust stabdžius. Žiauriai neįprasta. Žiauriai neįprasta. Atsirakinam ant galinio tiktais ratų. Gerai, išjungiu kamerą, bandau pasimėgaut važiavimu. Nu, kas smagiausia, tai kad dulkių nėra ir kondicionierius. Šiaip žiauriai fainai. Prie to užimo triukšmo jau baigiu įprast, nu važiuoklė tikrai puikiai dirba. Gerai jama. Gerai jama viską. Iškai anglių užmesim. Važiuoklė gerai dirba, tikrai nelygus paviršius. Man vis įdomu, kaip greituminis žvyrkelis čia atrodytų važiavimas. Kas važiuoja man iš paskos nepavydžiu. Dariau, atsiprašau, bet biškį gauni dulkių. Mėgstu paspaust pedalą. Nu jo. Smagu, kad dulkių nėra ir vėsu. Čia geriausia dalis. Crazy Frogas. Crazy Frogas. Oi, Darius, Crazy Frogas. Tai dabar išbandysim šitą žvėriuką. Elektrinį T-Rox. Įdomus aparatas. Kas patinka, bent jau man patinka, nežinau, čia skonio reikalas, kad yra galinio difo atrakinimas arba užrakinimas. Skydelis matytas, gal biškį kiek kitaip. Čia taip keista. Šiaip šitas va junginėjasi, tai atrodo tikrai labai lengvai ir paprastai. O čia toliau, nuo CF viskas matyta. Kad dizainas tik tai, kad kitas. Veidrodėliai. Nu, du bardachiokai. Gesinam, čia kaitina ant jo sėdėti. O, šitaip. Štai motociklistas išmainė 2 ratus į 2 ratus. Arba čia galima vadinti motociklistas su 2 zapaskėm. 4 ratai. Invalidų mašinėlė. Sutinku. Aš skaitau, kad čia motociklas su 2 zapaskėm. Nu ką aš galiu pasakyti, amortizacija tokia keistesnė, kietesnė negu CF-o, bet vairo tikslumas labai fainas. Tikrai vairo tikslumas žymiai geresnis negu G3. Va šitas nustebino.
Bet, nu, dizainas, kaži, nelabai patinka. Bet gal ir amortizacija toks, biškis stabilesnis. Vat įdomu, nu, čia nėra greitos trasos. Visi vas lenka, visi čia Instagramui fotkės darosi, neina pavažiuoti normaliai, kad jau tikrai ištestuot. O čia mes turim motociklistą su 2 atsarginiais ratais. Tai su 4 važiuoja. Nu, sėkmės jam. Gaus dulkių toj. Nu, norėtųsi greitos trasos kažkokios tai pralėkti. Biški. Nu, ką aš galiu pasakyti. Šiaip patiko šitas modelis, amortizacija gal keistoka, bet variatoriaus darbas, gazo darbas, reakcija ir vairo tikslumas, nu, geriau man negu G3. Aišku, jisai neapkarstytas, jokia aksesorika ir lengvas. Tai vat įdomu, kiek čia tas dar efekto duoda. Bet šiaip patiko aparatas. Patiko. Crazy Frogas. Crazy Frogas. Vyrai aptarė įspūdžius. Šitą, man best. Patiko? Tas nori čia kaip galvoju, gal nereikia, kad taip gerai reikia polisėt. Konstrukcijais paprastumė. Dariau, ar buvai įsijungęs sėdynės šildymą, nes čia gal biški vėsų, žinai? Aš ką gazą įdėjau vėl, tai man... Sušilai, taip. Rodys rūda drūžį, ne tik nosį. Ne tik nosį. Neprašykau kelią. Gerai, kai šokau į orą, tai iškrito. Nu va, vyrai pilni įspūdžių, sako gerai. Tai pusašiai, laisvumas. Pusašiai reduktorius. Ne, čia iš galinės, kaip Dakare, kur eina. Ne A tipo, pas Poliarius tai eina kaip priekį. Pas Poliarius va tokios pačios kaip čia priekio, o čia yra ta ARM vadinasi. Tai eiga didesnė šitų yra. Amortiko eiga. Jo. Antifrizą pakeisti. CF-ai tokias daro, o Poliariai dar, jeigu atkreipsi dėmesį, tai va pas bagius turbūt bus ta gale. Ne, kaip, tokia pati kaip priekinė šakė stovės. Pa šitus. Palauk, toj. O va, čia jo šakė. Nu. A va. Čia jau atsisakė ARM. Ir čia matai, amortikai paprasti tepaliniai. Nu, čia bomž koks nevadinti. Nu, čia turbūt. Nieko, paprasta amortika, šakį paprasta ričiagą pamatys, apsimyš. Apsimyš, jo. Elektroninis. Bet reikia su knopkiam būt. Nors ne, naujas Škodas dabar jaunimas vairuoja pa Škodą tokia pati perjungimas. Šitą naują versiją atbulai motorą pastatė, irgi vieną cilindrą. A ne? Jo. Kodėl svorio? Nu, balansuot bando jie čia išrasti, žinai, tą dviratį. Keturračiui. Matai, keturračiui visada gale trūksta... Atbulai varikliai. Keturračiui visada gale trūksta svorio. A gal čia filmuoti? Koncepcinį modelį išardė. Lietuviai išardė. Jau detalės neš namo. Bet jau nereikia nieko ardyti, įsileis gali vandenį. Jo, patogu. O čia šitą ir šputerkis metalinis. Ir varikas didelis. Ką? Nelaužyk. Atvažiavo lietuviai koncepcinį slaptą modelį išardė. Bet patogiai viskas be įrankių pasidaro. Laida kokiai svorio. Mijojau. Bet patogiai be įrankių visiškai viską gali pasidaryti. Atbėgo padėjėjai, sako, ką jūs čia ardot. Čia mes jau nuvarėm. Good construction. Nu ką, ardam toliau. O kokį idėją, kodėl tu didelį?
Tai, kad, ne, tai čiagi taškosi purvas, visa kita, kad tu atsidarėjai daugiau švaresnio paviršiaus, kad gautum. Kad neprisuk po to. Nu, tai kad būtų švariaus paviršiaus gautum. Stabdžių suradom, vieną ratą stabdavo tą. Tai bet jeigu blokuotas reduktorius, tai abudu stabdo. Čia pastos, o kiek šitas kubikų yra? 600. Nu tai jiems silpnesniem užtenka, matai. Kur kompiuteris mūsų čia? Kas? Kompiuteris. Koks kompiuteris? Nu, kad suprastų. Su akiniais, nu. Hamuta, nu. Dar prikols, žiūrėk. Dar prikols, hamutų, pavyzdžiui, kantą buvo, žiauri ešterį, tai jau supjausti. Tai irgi turi komenį. Iš tą, normaliai. Nesupjaustė tos šlangus. Bet va, iš variatoriaus pagaliau padarė diržų tam vandeniu išleistą į paskandinį. Ne, yra, aš matai, neserdės dar to. Tas reikia biškį raktelių, tai 34 taštus atsukti reikia. Nu tai taip, o čia nieko nereikia atsukti. Pirštų užtenka. Nu. Nu, plastikus. Iš oro filtro vandenį, kad išleistų seniai dasiprotėjo. Vonios kamštį padarė, žinai. O čia va, nu ir prie žvakės prieit gali. O čia tipo atgal cilindras vadinasi. Jo. Tik antras šį variklis bus tanu. Tai čia naujas 600 Pat cilindras. 600. Bet naujas modelis, naujas variklio modelis. Būsimas. Kitą metų. Koks su spaudėm laipsnis, tai iš ant paklausti. How compression ratio with the engine? Sorry? How compression ratio? 600. CC. Ne, tai skubatūra atsakė, nesuprat. Compression ratio. Yes. I'm not sure. 10. 10 for 1. Štai kontempliacija Žemaičio ir vietinio, reiškia, Kinijos liaudės Respublikos piliečio. Ne į visus klausimus atsakė, tiesą pasakius. 92. Oh, okay. Minimum 92. O kompresija? Compression ratio. Užduoda specialius klausimus, egzaminą laiko konstruktorius. Konstruktorius laiko Žemaičio egzaminą. Kad kol kas atsakymų be dirbtinio intelekto neranda. Bet jis stengiasi atsakyti. Pasižiūrim. Su magnetu. Šitą mačiau. Per teliką, jo. Šitą mačiau. Kažkur mačiau per YouTube, žinok. Jau kažkas žiūrėjo. Ar ne amerikonai kažką rodė, žinok. Nu, gera idėja, kad nesimakaluotų, žinai, ir tą virvę nereikia pertentinėti. Nu. Dizainas jaunimui. Įga Michal paklausė. Vintas, prieit. Jums barzda neprikrito dulkių. Biški karšta. Kablaut. Kabit. Štai ir vakaras atėjo po testų dienos ir toliau grįžom į gamyklą vakarienės. Pasitinka šaltas alus. Nuostabu. Turėsim vaisių ir desertų. Ir štai staliukai kaip ir vestuvės visiems. Tai mūsų stalas trečias. Kolegos jau vėsinasi, dulkės plauna. Nu, bus įdomu. Štai mergaitės atneša alaus. Skanu. Gerai, nėra kada filmuot. Noriu geriau eit ragaut. Cheers.